pamatyti dar vieną tritaškį iš aikštės kampo. Prancūzai gali iš tikrųjų sužaisti 3 rungtynes iš eilės, kuriuose jų tritaškių pataikymo procentas yra panašus į lietuvių šiame pasaulio krepšinio čempionate, bet būna mačų, kada jie pataiko. Ir šiandien kaip tik yra tos rungtynės, kuriuose Prancūzijos rinktinės krepšininkai pataiko. Renaldas Seibutis praranda kamuolį, na tiesiog fatališkai nesiseka ir Renaldui Seibučiui. Vakar pasirodė akimirkarto pražanga, dar ir su Ricky Rubio taškais. Paulius Jankūnas palaukė, kol atsidengė komandos draugai ir galiausiai pavyksta užbaigti šią greitą ataką. Mantas Kalnietis 14-26, sužaidus 2 minutės šiame kėlinyje. Ir Bokolo pradeda prancūzų ataką. Dabar jis įžaidinėja kamuolį, bet taip nominaliai, nes lygiai tą patį gali sėkmingai daryti ir Nikolas Batumas, kuris dabar pagaliau prameta savo pirmąjį tritaškį. Kamuolys atitenka Lietuvos komandai. Vienas Mainmi. Kova dėl atšokusių kamuolių. Lietuviai kol kas laikosi 10-11. Pralaimi Lietuvos komanda dvikovas po krepšiais, tačiau tai yra tikrai minimalus tik tai skirtumas. Tadas Klimavičius drąsiai, bet ko gero pernelyg. Dabar įsiveržė į baudos aikštelę, atsitrenkė iš karto į 2 varžovus. Mainmi atsitrenkė irgi į 2 Lietuvos rinktinės krepšininkus, tačiau nepraranda kamuolio. Ir Martynui Pociui nelieka kito, kaip tik tai prasižengti prieš Janiką Bokolo. Prancūzai tokia pat jauna, ambicinga ir alkana komanda, tik tai galbūt labiau atletiška. Nuo 2000 metų, kada Prancūzijos rinktinė su Antuanu Rigodo prieš akį iškovojo sidabro medalius Sidnėjaus olimpinėse žaidynėse, šioje rinktinėje žaidžia taip vadinama auksinė karta, kuri niekada aukso neiškovojo. Tonis Parkeris, Borisas Diavas, broliai Pietrusai, visi jie gimė 82 metais, tai yra gali žaisti ir žais dar Prancūzijos rinktinėje, tai yra komanda amžinai turinti tokį didžiulį potencialą ir galimybės laimėti net ir pačios aukščiausios prabos medalius, tačiau niekaip tas potencialas auksu nevirsta. Pavyzdžiui, Europos čempionatuose prancūzai beveik visada pralaimi būsimiesiems čempionams. 2003-aisiais jie pralaimėjo pusfinalį Lietuvos komandai, 2005-aisiais pralaimėjo pusfinalį graikams, nors likus 40 sekundžių dar pirmavo 6 taškais žingsniai Pauliui Jankūnui. 2007-aisiais jie pralaimėjo ketvirtfinalį rusams ir 2009-aisiais pralaimėjo ketvirtfinalį ispanams. Tokia yra prancūzų paskutiniųjų pasirodymų statistika. Na ir žinoma, jiems trūksta žvaigždžių. Trūksta galbūt žvaigždžių ir mums, bet tai netrukdo šioms komandoms skinti pergalės šiame pasaulio krepšinio čempionate. Ir kol kas D grupės lyderių dvikovoje prancūzai atrodo pranašesni. Mikaelis Želabalis, jo metimas iš 3 taškų zonos, priverstinis, su sirena, netaiklus. Ir pražanga Prancūzijos komandai. Linas Kleizas sėdė ant atsarginių žaidėjų suolo. Na, galima net nebijoti, jog Lietuvos rinktinė šiandien netaupo jėgų. Galima net nebijoti, jog nėra jokių išskaičiavimų ir žiūrėjimo į tą rikiuotę, kuri laukia po to jau nuo aštuntfinalių. Lietuvos komanda be jokių abejonių važiuoja į Stambulą, be jokių abejonių patenka į aštuntfinalį. Klausimas tik tai kelintą vietą užims lietuviai D grupėje. Ir klausimas, su kuo aštuntfinalyje susitiks. Na, skirtumas yra toks, jeigu šiandien Lietuvos rinktinė pralaimi, aštuntfinalį žaidžia su 3 vietą C grupėje užėmusią komandą ir žaidžia šeštadienį. Tai yra penktadienis bus pervažiavimo diena ir šeštadienį jau reikės žaisti aštuntfinalį. Įdomi situacija yra pergalės atveju, jeigu Lietuvos komanda šiandien laimėtų. Aštuntfinalį žaistų prieš 4 vietą C grupėje užėmusią komandą tik tai antradienį. Tai vadinasi būtų penktadienis, šeštadienis, sekmadienis, pirmadienis ir dar iki antradienio vakaro beveik 5 visa laisva diena. Nežinau, ką reikia veikti per ilgą pertrauką, nes žinome, kad kartais tokios ilgos pertraukos išeina ne į naudą, bet toks vat keistas yra tvarkaraštis. Jeigu lietuviai antri, aštuntfinalį žaidžia šeštadienį. Jeigu pirmi, aštuntfinalį žaidžia antradienį. Apsigina Lietuvos komanda, Renaldas Seibutis
Gaila, jog dabar sustojo, galėjo pamėginti surizikuoti ir prasiveršti iki galo, juo labiau, kad Martynui Pociui iš 3 taškų zonos pataikyti nepavyksta ir pykti nėra ant ko, dėl to, kad prancūzai dabar leido mesti šitą tritaškį, bet Lietuvos komanda ir toliau yra uždaryta šios dienos rungtynėse per pusę. Antrojo kėlinio Lietuvos rinktinė yra įmetusi 3 taškus ir net gera ir pasiaukojanti gynyba negelbėja. Na, prancūzai taip pat yra įmetę 3 taškus, pusę kėlinio ir rezultatas 3-3. Va tokios šį vakarą rungtynės Izmyre, minutės pertraukėlė. Artėja į pabaigą minutės pertraukėlė, kol kas po vieną. Minutės pertraukėlė išnaudojo treneriai ir dabar ji lygiai taip pat buvo reikalinga ir Prancūzijos ekipai, kuri lygiai taip pat kaip ir Lietuvos komanda negali pelnyti taškų šiame kėlinyje. Problema ir skirtumas yra tas mums, kad pirmąjį kėlinį Lietuvos rinktinė paleido varžovus į priekį, pralaimėjo tą kėlinį 13 taškų skirtumų ir būtent tas 13 taškų skirtumas ir toliau išlieka. Linas Kleiza grįžta į aikštę. Borisas Dijavas paskutinė atakai skirto laiko sekundę. Pataiko Borisas Dijavas ir jo metimas didina prancūzų persvarą iki 15 taškų. 3 Lietuvos rinktinės pergalės. Rytojaus dieną pasaulio krepšinio čempionate pavertė treniruotę prieš Libano ekipą. Treniruotę, kurioje veiks televizijos kameros, kurią žiūrės žiūrovai, kurią žiūrėsime ir visi mes. Tačiau, žinoma, tai bus visai kitokio pobūdžio rungtynės nei visos kitos pasaulio krepšinio čempionate. Nedaug ir nedažnai taip atsitinka, kada galima lengviau atsikvėpti net nepabaigus grupės varžybų. Tačiau šiandien Lietuvos rinktinė kol kas dvikovoje dėl pirmosios vietos pralaimi prancūzams. Tadas Klimavičius, Lietuvos rinktinės kamuolys turėtų būti dabar. Kažkoks toks įspūdis, kad šiandien, jeigu yra nors kokia mažiausia abejonė, kieno kamuolys, tai tada kamuolys yra atiduodamas Prancūzijos rinktiniai. Galbūt man tai pasirodė. Janikas Bokolo sėdasi ant suolo. Borisas Dijavas grąžina kamuolį į aikštę. Borisas Dijavas nepraleidžia oficialių varžybų. Baigėsi 24 sekundės, vėl viską iki galo idealiai padarė Lietuvos komanda. Borisas Dijavas žaidžia Prancūzijos rinktinėje nuo 2003 ir nėra praleidęs nei vieno oficialaus turnyro, tiek kalbant apie olimpinės žaidynės, tiek kalbant apie pasaulio čempionatus, tiek kalbant apie Europos krepšinio čempionatus. Nu ir ką, Martynas Pocius praranda kamuolį. Kažko trūksta šiandieną to tokio užsivedimo ir ugnelės akise dabar bent jau. Štai šiuo rungtynių momentu. Borisas Dijavas, tarp kitko, panašiai kaip Dirkas Navickis 2007 metais susimokėjo draudimo išlaidas dėl to, kad galėtų žaisti ir padėti savo šaliai kovoti dėl medalių. Na, bet tiek jau to. Apie tos pinigus dabar Lietuvos rinktinės ataka. Gynyboje Lietuvos rinktinė šiandien atidirbant tikrai neblogai. Tačiau puolime reikia ne tik atidirbti, kaip tik štai taip atidirbti. Ir nepavyksta ir nepavyks, dėl to, kad reikia surasti kažkokį gudresnį planą, reikia surasti galimybių įveikti Prancūzijos komandos gynybą, dėl to, kad štai taip, kaip paskutinės atakos metu tiesiog laužiant per jėgą, prancūzų pralaužti nepavyks. Galima vieną kartą, bet ne kiekvieną. O Lietuvos komandos gynėjas Tomas Delninkaitis dabar dar gauna ir, na, ko gero, ne velnių, o pastabų ateičiai nuo Kęstučio Kemzūros. Alinas Kofi. Jo metimas netaiklus. Tadas Klimavičius atkovojo kamuolį. Mantas Kalnietis pradeda ataką. 3 minutės. Iki šio kėlinio pabaigos. Martynas Pocius šiandien tarsi nesavas. Nepagauna antro kamuolio iš eilės. Martynas Pocius ir šiandien per 10 minučių jis kol kas pelnė 2 taškus. Ir padarė 3 klaidas. Šiandien ne Martyno diena.
vakar be taikliųjų metimų, be jo veržlių prasiveržimų sunku būtų buvę ištraukti tą labai svarbią, labai reikalingą pergalę prieš Ispanijos ekipą. Jeigu tos pergalės nebūtų, dabar Lietuvos komandos situacija šiame pasaulio krepšinio čempionate būtų slidi. Ir vėl rungtynių arbitrai atiduoda kamuolį Prancūzijos rinktiniai. Būtų įdomu pažiūrėti kartojimą. Taip, kamuolys buvo mūsų ir kamuolį galiausiai atiduoda teisėjai Lietuvos rinktiniai. Toks įspūdis, kad galima šiandieną įsteigti apeliacinę instituciją šalia aikštelės ir ji galėtų spręsti, ar teisėjai nesumaišė pusių, parodydami į vieną ar kitą, nes jau trečias kartas šiandieną, kai rungtynių teisėjai keičia savo pačių sprendimą. Kleiza. Ir pražanga Jonui Mačiuliui puolime. Niekas kol kas šiandieninėme susitikime. Šiuo metu, kol stebite šias rungtynes, prasidėjo taip pat ir Brazilijos Slovenijos susitikimas ir turkai pralaimi Puerto Rikui po 2 kėlinių 30-37, taigi net ir skaičiuojant ką nors D grupėje, galima apsirikti skaičiuojant situaciją C grupėje, dėl to, kad niekas ten nebaigta ir niekas neaišku. Rusijos komanda šiandien nelengvai iškovojo pergalę prieš Kinijos komandą ir kol kas atrodo, kad viskas turėtų pasibaigti tuo, jog turkai bus antri, turkai bus pirmi, graikai antri, rusai treti, o Puerto Rikas ketvirti, tačiau viskas gali labai greitai pasikeisti, pavyzdžiui, jeigu Puerto Rikas šiandien laimėtų prieš Turkiją ir jo labiau, kad tai nėra paskutinė varžybų diena. Lietuvos komanda tarsi susikaupusi saugo tą 13 taškų persvarą, neleidžia jos padidinti varžovams ir galiausiai Jonui Mačiuliui pavyksta pataikyti. Jonas Mačiulis šiandien pelnė 11 taškų. Tai yra daugiau negu pusė visų Lietuvos rinktinės taškų. Ir pražanga Prancūzijos rinktiniai už neteisingai pastatytą užtvarą yra baudžiamas Alenas